Kai subyrėjo Sovietų sąjunga, nukrito geležinė uždanga, Lietuva įgavo nepriklausomybę ir atsivėrė vartai į vakarus. Tuomet mes pirmą kartą su Lietuvos slidininkais išvykome į varžybas Šveicarijoje. Mes vykome autobusu ir pirmas sustojimas buvo Prahoje. Dieną praleidę Prahoje mes vakare išvykome į Šveicariją. Ir štai anksti ryte pro autobuso langus atsivėrė nuostabus Šveicarijos Alpių vaizdai. Mes į Šveicariją vykome kaip slidininkų palaikymo komanda, o taip pat turėjome viską filmuoti ir fotografuoti. Bet labai gaila, kad video medžiaga neįsilaikė iki šių dienų. Liko tik 14 abejotinos kokybės nuotraukų, kurias ir noriu jums dabar parodyti. Mes apsistojome Samedan miestelyje netoli San Moritz miesto. Miestą supo žavingi Alpių kalnai, todėl mes nutarėme pasikelti į vieną iš viršukalnių. Pakilome į 3 km 300 metrų aukščio Horvač viršūnę. Čia buvo 15 laipsnių šalčio ir snigo, todėl apylinkių nesimatė. Tenai atsigėrėme labai brangios kavos, kaip mums tada atrodė, ir ilgai neužtrukę nusileidome žemyn į slėnį, kuriame kitą dieną vyko slidininkų varžybos ir mes jas filmavome, bet deja filmuotos medžiagos neturime. O liko tik keletas ne visai geros kokybės nuotraukų. Na, o sekančią dieną mums šovė mintis užlipti į arčiausiai esančią viršukalnę. Tai buvo beveik 3 km aukščio kalnas Padella. Oras buvo labai geras, todėl nedvejodami pradėjome lipti į viršų. Šiek tiek palipus aukštyn, mūsų vienas kolega nusprendė grįžti atgal. Gal buvo protingesnis. Vėliau jis mums pasakojo, kad kai nulipo žemyn, tai pamatė, kai privažiavo prie kalno papėdės džipas. Iš jo išlipę žmonės dėvėjo gerus alpinistinius drabužius ir turėjo specialią įrangą darbui kalnuose. Pasiėmę žiūronus, jie stebėjo, kaip mes kabarojamės į kalno viršūnę. Vėliau kažką pasitarę, numojo ranką, sėdo į džipą ir išvažiavo. Iš kur mes galėjome žinoti, kad tokiu metų laiku beveik niekas nelipa į kalnus, o jeigu ir lipa, tai jie turi specialią aprangą, specialią įrangą ir būtinai praneša gelbėjimo tarnyboms, kad žinotų, kur jų ieškoti, jeigu kas atsitiks. Na, bet mes sėkmingai užkopėm, apsidairėm, pasidžiaugėm gražiais vaizdais, sėkmingai nulipome žemyn ir tęsėme savo viešnagę Šveicarijoje. Na, o nulipus mūsų laukė prabangus renginys su vakarienė ir nugalėtojų slidininkų apdovanojimais. Tada mes mokėme kitų tautų atstovus, kaip reikia šokti polką su ragučiais. Na, o po to vėl į autobusą ir kelionę į namus. Ir vėl pro autobuso langą gėrėjomės, grožėjomės puikiais Šveicarijos Alpių vaizdais. Grįždami dar sustojome Austrijos sostinėje Vienoje ir tą patį vakarą išvykome atgal į Lietuvą. Visa tai vyko gilioje senovėje, net 1997 metais. Dėkoju visiems, kurie žiūrėjote ir sakau iki.